Greitesnius, kas greitesnis. Kiti visi pasidalinam, čia lauką įmam, stengiamės tenais į priekį eiti ir įmam šitą teritoriją irgi. Garažus paimam garažus, kad mes stebėt galėtume. Nors judesių jeigu nebus, bet jis atsiras judesius. Jeigu garažus ten tik pradžią iki galo einam. Taip, einam iki pradžią, žiūrim kalną, žiūrim kitą pusę. Nesumetlekas. Tenais jau, kai čia bus šitam pastate, judėkit po truputį į priekį, lauką pasižiūrėkit. Žaidimas pradedam! Taip, pastum. Pajudėkit iki skydinio. Viršui yra, viršui. Vidui, ranką iškiškit ir paimkit lapą, va čia yra. Kur lapas? Čia vidurinis langas. Vidur. Viršui dar yra. Labai? Viršui dar yra? O antras? Sakėm neplėšim. Žalių pirmas skaičius 2. Žali pirmas skaičius 2. Ten mūsiškai žalės. Ai, laškai, palit. Kam? Ten mūsiškais ant stogo. Galima eiti. Mūsiškis ant stogo? Jo. O, taip. Jeigu kas nors resti, yra 6,9. 6,9, kartoju. 6,9. Mums stovėt nelabai yra talko. Nėra, ten yra dar vienas lapas, aš noriu perėti. Čia kažkur ateina iš tos pusės pasiruošti. Taip, minutę prabūni grįžti ir Aš bandau eiti pasižiūrėti, dar vieną lapą čia matau. Dabar va šiandien pasižiūrėk jos. Ok, turim vieną tam koloną. Kiek? Iš ten ateina. Nepamačiau. Jo, yra ten.
Rikošetas? Rikošetas? Leisi? Žinoma. Vyras eina. Pakreipti toliau. Bandom kilti į ofisus daugiau, ten sakė 3 lapai yra. Girdit? Čia yra mūsų vienas žaidėjas. Nežinau, tu šitą dabar. Apie pažymėtoje zonoje rasite nukritusią slaptą medžiagą. Kas pirmieji praneš žmonėms tos medžiagos pagaminimo metus, tie ir laimės medžiagą. Greičiausiai nukrito ne ant žemės, nes priešas tai jos ieškojusios ekspedicijos ten nerado. Tai centre kiemo prieš Černobylį. Jo, mes čia. Tai čia išėjimas iš to garažo prieš. Čia laiptinės langai visi. Tai mums reikia pastiprinimo. Tai jau čia tikrai. Atsimeni, kur seniau būdavo bomba. Jo. Tai va toje vietoje yra. Nu tai gerai, laukiam pastiprinimą ir einam iššturmuojam. Arba pranešam visiems tada. Pranešk.
Hebra, mums dabar užduotis yra rasti nukritusią slaptą medžiagą. Čia reikia rasti nukritusią slaptą medžiagą ir jie bus maždaug ten, kur anksčiau bomba būdavo. Bet jie ne ant žemės, nes jos negalėjo rasti. Jo, negalėjau. Nes prieš tai jos iškoti kažkokią nukritusią medžiagą. Prie garažo netoli va. Bet čia per centrą, nukritusi medžiaga. Reikia mašinas patikrinti, gali juose būti. Nukritusi medžiaga. Metus ir Slapta medžiaga, tai čia gali būti... Bet tai metus reikia nustatyti jos. Pagaminimo metus. Kas pirmieji praneš žmonėje tos medžiagos pagaminimus metus, tie ir laimė. Supratau, nu tai reiškia, mums centrą reikia spausti dabar visiems draugiškai. Ok, dažnau, tokia misija. Per centrą yra medžiaga, kurios gamybos metus reikia pranešti ir mes laimim tada. Tai mums reikia per vidurį atakuoti iš visų pusių ir eiti ties vidurį ir ieškoti tos medžiagos. Per čia tai gal neeinam per čia. Per vidurį galim bandyti. Galim per šitą pastatą bandyti. Tai davai. Jodam. Gerai. Einu. Yra. Per durys. Ne? Ne. Palauk, kokia. Kas pirmieji praneš žmonėje tos medžiagos pagaminimo metus, tie ir laimės. Medžiaga greičiausiai nukrito ne ant žemės, nes prieš tai jos ieškojusios ekspedicijos ten nerado. Dėmesio pranešinėti reikia bendruoju radio ryšio kanalo iki teisėjo patvirtinimo, kad data teisinga. Tai mums reikia, datą reikia rasti, kaip suprantu, ir ne ant žemės gulės. Tai per vidurį, ne? Ne per vidurį. Per vidurį kieme. Čia kieme. Kur mašinas. Jo, čia kur mašinas. Bet ne ant žemės, sako, kažkur viršui turi būti. O mes turim, ar neturime ant aukšto? Pas mus antras aukštas užimtas, ar ne? Mes galime iš antro aukšto pažiūrėti. Pramas, šiek tiek galite klausimas. Žodžiu, klausykit, mes turim naują užduotį. Vidury mepo reikia surasti dokumentą. Jisai kažkur uždėtas ant viršaus, gali būti ant mašinų. Tai kas gal nuo antro aukšto gali pasižiūrėti. Давай, Hebra, maksimaliai čia. Tu į savų šaudai. Matau, antram aukšte. Šautas. Oi, iš antro aukšto. Ačiū už atrakcioną. Labai fainai, žinai, kaip vaikystėj. Galiojimo kodas. 765. Galiojimo kodas 765. Giliau. Ne. Žiūrėkit, žmonės, davai. Šaudom belenkur. Gerai? Davai, 1, varyk. 2, 3. Ne, 8-3. Taip. Dar nelaimėjo. Kodėl? Paskaitykit sąlygą. Sąlyga da? Tai kas laik? Mes pranešti turim kažkam, ne? Medžiagą griaužti, krito ne ant žemės. Taip, dėmesį, pranešimą reikia bendruoti
Išrasim. Čia turbūt bendras. Taip. Čia buvo Pirmas, sakyk. Rado medžiagą kodo kodas. pirmas rado medžiagą 1983. Все. Viskas, ar ne? Meteoracija. Žalieji laimėjo. Čia tau dar reikės.